Alio, puiku. Paskutinius parašus raito autorė. Na, o aš tada tokį žanginį žodį, tada tarsi tuoj čia tuoj gerbėjai laukia. Šiaip beje, iš karto tada pasakysiu, kad tie, kurie įsigiję knygas arba norit parašų, galėsite po pristatymą užsukti į Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos stendą ir ten jūsų lauks mūsų šių 45 minučių viena iš pagrindinių veikėjų, tai rašytoja Aldona Ruseckaitė, plojimai jai. Ir pakalbėsime ir pristatysime naujausią rašytojos darbą, tai romaną Vienatybė. Teisingai sukirčiavau. Taip. Rašytojas Onos Pleirytės Puidienės Vaidilutės likimo vingiai išleido, kaip jau minėjau, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Ir ši knyga, vėlgi nenuostabu, apima tikros egzistavusios lietuvių visuomenininkės, rašytojos, prozininkės ir apskritai tokios tikrai labai įdomios moters gyvenimą. Pati Ona gyveno 19 pabaigoje, 20 pradžioje, 1882 meną, ar ne, jos gimimas ir 1936 anapilin jį iškeliauja. Ir jeigu mums pavyks spėti su Aldona viską aptarti, tai iš tikrųjų tie gyvenimo vingiai apėmė be proto plačią geografiją, ir Šveicarija, ir Sibiras, ir įspūdingiausios asmenybės, Čiurlionis, Smetonos, Vaižgantas ir panašiai. Ir iš tikrųjų daug ir kūrybinių kančių, ir pripažinimo, nepripažinimo, buvo labai visko daug. Bet pradėkime, Aldona, nuo to tradicinio klausimo. Jeigu iki tol rašėte knygas, tos tokius istorinius, biografinius romanus apie, na, mums ganėtinai žinomas asmenybės, tai Onos Pleirytės Puidienės asmenybė, nežinau, kiek iš čia esančių žinotų. Kaip pateko į jūsų akiratį, Ona? Įjungta, bandykit. Aha, taip. Įjungtas mikrofonas. Labą dieną, dėkui, kad atėjote. Į mano akiratį daug kas pateko, kai dirbau Maironio muziejuje. O Ona, tai toks čia mano turbūt edukacinis jau yra kūrinys, tiesiog kažkodėl tai man pateko ir aš ją susidomėjau, kažkur perskaičiusi straipsnį apie jos gyvenimą Čeliabinske. Kaip jinai išvažiuoja pas vyrą į Čeliabinską, kaip jinai tenai globoja lietuvius pabėgėlius, kaip jinai išmoksta čekų kalbos, kaip jinai slaugo tuos čekus. Ir aš galvoju, girdėta, kad literatūros žmogus, bet koks šitas gyvenimas, kaip jis čia visas. Ir tada po truputį pradėjau ją domėtis, yra išlikę dienoraščiai ir taip atradau. Na, atsiprašau. Ir paskui kažkaip daug, aišku, labai ir pačią mane daug kas nustebino, reikėjo labai daug perskaityti ir senosios spaudos, kaip jūs sakote, 20 amžiaus pradžia, Vilnius, daug tos veiklos ir universiteto bibliotekoje dienoraščiai likę. Ir kapščiausi, ir dar tiesa yra Vytauto Kubiliaus knyga dviese, literatūros supoklėse man labai padėjo. Tai kodėl aš panorau būtent parašyti apie ją? Dėl to, kad man pasirodė labai įdomus moters gyvenimas būtent tame laikmetyje, kada tiek daug dar iškilių asmenybių, jinai su jomis bendravusi, ir moters tokį prieštaringą gyvenimą. Nes kaip dabar man skaitytojai sako, žinai, ta tavo Ona, tai šiokia ir tokia, ir anokia, o kitas sako, o jie, kokio įdomaus ir sudėtingo gyvenimo, kitas sako, čia kelis gyvenimus galima nugyventi ir taip toliau. Tai tiesiog dar aš kažkaip tarsi savo moterišką širdimi bandžiau pajusti jos gyvenimą tokį sudėtingą. Gyvenimas iš ties sudėtingas ir aš ir pati jums sakiau čia prieš pokalbį, kad na tikrai net sunku patikėti, kad tai realiai gyvenusio žmogaus gyvenimas iš tiesų, ir jūs paminėjote Čeliabinską, 7 metai ten, ji pateko vienintelė moteris tarp daugybės vyrų į Dūmą ir ją gerbė čekai ir vien tik tais to savo darbo ir indėlio dėka jiems pavyko iš esmės išgyventi ir grįžti į jau laisvą Lietuvą su visa šeima, su vyru rašytoju Kaziu Puida ir 3 vaikais, bet jūs pasakėt, skaitytojai vieni sako, čia vienokia, jinai yra kitokia. Aš irgi skaitydama galvoju, ar aš pamilau šią moterį,
Nes kartais jinai ir tokia ir labai jautri, ir tas vienišumas toks gal man neįtin suprantamas, arba tas požiūris į šeimą, arba kartais toks ir hipokritiškumas, kalbant pavyzdžiui apie kritiką, kai ji ruošiasi visus kritikuoti ir galanda liežuvį ir nevinioja žodžių į bato, pati, kad ir plagiato skandale labai jaudinasi, kaip čia va taip žmonės nepagailėjo manęs. Ar jūs pamilote, ar jūs prisijaukinote ją, nes kai daug laiko leidai su tuo herojumi, tu turi turėti kažkokį santykį. Tai koks jūsų buvo? O taip, man rašant kiekvieną knygą, aš kiekvieną herojų be galo myliu ir be galo pamilstu ir su juo gyvenu ir nuotraukas ant darbo lentynėlės pasidedu ir, žodžiu, ir pasikalbat gal? Ir pasikalbu, ir sapnuoju, ir man visą laiką galvoje verda. Ir aš ją iš tikrųjų, aš ją labai suprantu ir būtent kaip tokią asmenybę ir jos tuos žingsnius irgi, kaip jūs sakote, ir pateisint bandau, ir stebėtis bandau, ir taip toliau. Tai taip, aš tai ją iš tikrųjų, kai man per susitikimus sako, kad, na, jau kas būna paskaitę, kad, vat, kaip sakau, vienaip ar kitaip, tai aš pabaigdama sakau, prašau, nekritikuokite mano onos, nes tikrai yra begaliniai sudėtingame gyvenime, viskas vyko labai sudėtingam laike. Tai taip, aš dar jos nesu ir paleidusi ir, žodžiu, dar mudvi vis kažkaip viena kitą palaikydamos gyvenam. Ar palaikydamas gyvenat? Tas dienoraštis, aš įsivaizduoju, atrasti ir skaityti dienoraštį iš tokių šimtmečio ir seniau menančių laikų turėtų būti įdomu, kas ten buvo, gal šitaip labiau klausiu, nes, kaip žinia, nežinau, kas skaitėt, kas ne, bet santykiai su vyru buvo labai sudėtingi, kūrybinė dalis ir išsipildymas irgi nelengvi, plus tas visas keliavimas, gyvenimas vienur, kitur, trečiur. Ar ji taip nuoširdžiai viską ir aprašinėjo, ir mintis, ir išgyvenimus, ir patirtis, ar buvo šiek tiek fragmentuota, ar labiau jausmai, ar darbas, ką jūs ten radot? Jinai labai viską aprašinėjo, mat, kaip ji važiavo mokytis į Šveicariją, jos gyvenimo mokytojas, dvasios mokytojas Vaižgantas liepė jai viską užsirašinėti. Jinai buvo jaunutė, vos per 20 ir iš tikrųjų ji tuo metu pavadino tą savo sąsiuvinį dieninis ir ten užsirašinėjo ir beveik visą laiką rašė su tam tikrais pertraukiais, bet ką jinai aštrino, pavyzdžiui, jinai labai gražiai aprašo santykius su Čiurlioniu, daug ten jai labai matyt svarbu, tai daug to prašymų, daug dienoraštyje visokių prisiminimų. Ką jinai tyčia aprašinėjo, tai savo vyrą. Vyras labai buvo erotiškas vyriškis, na ir jinai tyčiom sakydavo jam, aš tave aprašau, tu gali paskaityti, aš tave tokį paliksiu ateičiai, ten maždaug erotizuotas visoks ir mergišius ir taip toliau. Tai tą jinai yra perspaudusi šiek tiek ir jinai būtent specialiai, kai susipykdavo su vyru, viską surašydavo į dienoraštį. Šiaip tai labai įdomu, tie Sibiro visi jos aprašymai, tik tai yra dalis, aš neįveikiau jos, nežinau ar ją kada kas įveiks, yra universiteto bibliotekoje parašyta rusų kalba. Ir ta rusų kalba dar tokia kaip ir senovinė, su visokiais tverdais znakais. Ir kai aš pradėjau skaityti, man buvo labai sunku, kadangi jeigu dar būtų gerai skaitomas rankraštis, tai galėtum tada kažkaip tvarkytis, bet rankraštis neįskaitomas gerai, rusų kalba, tas raštas, tai jinai rašė šiek tiek rusų kalba Čeliabinske, kadangi po kratos, na, norėjau, kad rusai skaitys, kad suprastų, kad neįmestų kurį ugnį, ką jinai ten rašo. Tai ten, žinoma, jinai taip pagražindama šiek tiek, tarsi svetimi žmonės skaitytų. Na va, ir aš stebiuosi, kad po jos mirties vyras jau jie nebesidomėjo, bet greit labai iš kalėjimo buvo išėjęs sūnus ir atidavė tuos dienoraščius. Vadinasi, jie paskaitė, vaikai, dukters tai nebuvo, bet sūnus, ir vis tik atidavė į Vytauto didžiojo tuo metu universiteto biblioteką. Nu, gal buvo jos kažkoks pasakymas, kad atiduokite, gal ką, nes galėjo ir pačius sumesti, nes ten tikrai daug apie šeimą, apie vaikus daug, kokios jų sėkmės, nesėkmės. Taip, ji labai plačiai
daug skyrė laiko dienoraščiui. Ir iš jo taip iškyla jos ir sveikata, ir požiūriai, ir kūryba, ir kančios dėl tos kūrybos, ir ten visko ten rašo dienoraštyje, aš tiek prisileisiu morfijaus ir dar prigersiu migdomųjų, kad rytoj būčiau guvi. Tai toks atviras dienoraštis, išties atviras. Ką jinai rašydama galvojo, tai kai rašė apie Čiurlionį, tai turbūt visi galvojo, kad tas dienoraštis bus išsaugotas, kad jis skaitys, o kai nerašė apie savo šeimą, vaikus, tai dievai žino, galbūt jai tiesiog buvo lengviau, kai aprašydavo. Lengviau šiek tiek. Aš tik paauglystėje esu rašęs, 12 dienoraščių tomų turiu, tai gal irgi kažkas susidomės kada nors ateityje. Bet šiaip tiesiog svarstant, kad jūs paminėjote Arnetą Čiurlionį, tai tų pavardžių iš tikrųjų daug. Ir Basanavičius, ir Vileišis, ir Žemkalnis, Landsbergis, ir Sofija Kymantaitė, ir, kaip minėjau, Tumas Vaižgantas ir Biliūnas. Tų pavardžių be proto daug. Ir aš jau susimaščiau, o kaip taip? Ar čia tiesiog jos buvo toks įsisukimas netikėtas, ar tuo metu visi intelektualai ir kažkiek daugiau kalbų mokantys ir prasiskaitė, tai buvo tam vienam rate. Kokia ta paslaptis, kad iš tiesų visą laiką ją lydėjo labai įspūdingos asmenybės koja kojon? Iš ties tai buvo laikmetis, be abejo, inteligentų buvo nedaug. Vaižgantas atvažiavo į Mintaują, kur jinai gimė Mintaujoje. Ir ten jau susipažino, nuo mažos mergaitės ją pažinojo ir kažkaip sekė jos gyvenimą. Ir Ona nesibodėjo, net šliubo paprašyti, pati nelabai tikinti būdama. O paskui atvažiavo į Vilnių, 1905 metai, čia leidžia Vilniaus žinias, čia visi būrėsi, čia Vileišis kviečia ją kaip mokančią kalbų ir baigusią gimnaziją ir besipasimokiusią užsienyje. Čia sukiojasi Basanavičius, čia galų gale jos vyras Kazys Puida rašytojas. Čia Čiurlionis daro pirmąją parodą ir Ona joje dalyvauja ir jinai sako, kad tas netgi ta vinis, kurią kalėme į sieną, ruoždami tą pirmąją parodą, net ta vinis buvo šventa ir jinai kiekvieną dieną ateina į parodą ir jinai bendrauja su Čiurlioniu. Taip juokinga dėl Čiurlionio, toks genijus, ar ne? Ir tada niekas jogi nesuprato, ponai eina, sustoja su savo valstietiškom drapanom Žemaitė, giria Čiurlionį ir parašo straipsnį, sustoja ir bendrauja kiekvieną dieną Ona Pleirytė. Ir galų gale jos buvo su Sofija Kymantaitė Čiurlionienė jau draugės, jau senokai draugės. Tai per ją ir susipažįsta su Sofija, su Konstantinu ir su Vileišiu bendrauja. Žodžiu, su Smetonomis. Smetona tuomet dar Vilniuje jau vedė Sofiją. Jos su Sofija pažįstamos iš Mintaujos laikų. Jie eina vakarėliai tokie, kur eina Puidos abudu, eina Sofija, eina Smetonos, eina Žmuizinavičius su žmona, eina ten gal Gabrielius Landsbergis, eina Liudas Gira ir jie eina į miesto restoraną ir po to miesto restorano pareina pas ką nors į svečius, dar geria kavą ir vieną kartą Čiurlionis pasiprašė, kad Ona pakviestų jį į tą tokį įdomų tą ratelį. Jis palydi Sofiją namo, o pats grįžta ir jie miesto tam restorane praleidžia laiką, o paskui grįžta pas Puidas ir paryčiais Smetonienė prašo, kad Čiurlionis jai sušukuotų plaukus. Vadinasi, jie iki paryčių kalbasi ir tas, tai buvo tas ir tas gyvenimas toksai bohemiškas, ne vien, bet buvo labai daug bendrų reikalų dėl to, kad ir Ona dainavo beje pirmoji operoje Birutė Vaidilutės partija. Gabrielius Landsbergis Žemkalnis stato jau teatre pjesės, įkuria ten tas kanklės, jau Čiurlionis vadovauja chorui. Daugybė tos veiklos ir Ona nori visur būti, nori vaidinti, jos puikus balsas, ji gerai dainuoja, ji labai veikli, ji labai nori daug ką daryti, tam didžiajame Vilniaus Seime sekretoriauja, organizuoja, ji važiuoja į moterų pirmąjį suvažiavimą. Ji iš tikrųjų buvo jaunystėje labai veikli ir artimi santykiai su Gabrielė Petkevičaitė ir su Žemaite, nors ji jauna, tai tiesiog čia jau buvo laikmečio reikalai, dėl to, kad 20 amžiaus pradžia, atkuriama spauda, visa kultūra, jie viską stengiasi daryti, jiem ta lietuvybė, kai pradeda lietuviškai šnekėti, tai ponios kažkur net apalpsta išgirdusios, kad Vilniuje kalbama lietuviškai.
Tai iš ties labai jinai įsijautė į tą veiklą. Ir čia galim tada pereiti prie to, kur, kaip pasakyti, labai nutrūksta ta jos aktyviausioji veikla, net citatą tokią išsirašiau: gimus sūnui Algirdui, vyriausiam vaikui, pajutau didelę neligybę, rodėsi, kad esu savo kūdikio vergė. Juk pati jaunystė ir toliau noriu visur dalyvauti, dominuoti, dainuoti, vaidinti, va ką jūs ir kalbate, girdėti pripažinimą ir aplodismentus, o dabar su savo vaiku jaučiuosi lyg sraigė savo geldeliai. Ir čia galima tada kalbėti apie tą ir pasiaukojimą vaikams ir kitiems. Jinai daug kur kartoja, kad nemoku gyventi savo, moku gyventi dėl kitų, padėti kitiems ir mąstyti apie kitus, kuo galbūt jis skiriasi nuo vyro, kuris galvoja tik apie save, ar ne. Bet tas vaikų atsiradimas, užsidarimas namuose, o vėliau ir dar dvynukų gimimas, visiškai ją, kaip pasakyti, suparalyžiuoja, uždaro namuose ir jinai pranyksta toje tradicinėje to meto buityje, ar ne? Nes tas feminizmas dar netaip išsikerojęs ir panašiai. Tai iš tiesų, kiek jinai daug tuo metu ir prarado, ir ne kiek jinai galėjo nukeliauti, jeigu nebūtų toj geldelį. Va čia ir atsiranda dar viena tema mano knygoje, tai motinystės tema. Labai ryški šitoje knygoje yra, dėl to, kad Ona išteka už Puidos, važiuoja į Stakius, į kaimą pas Vaižgantą, nes jie abudu yra tokie laisvamaniai, o susituokti kitaip Lietuvoje neįmanoma. Na ir labai vienas kitą tuo metu myli. Ir įsivaizduokite, jie tuokdamiesi, ką labiausiai galvoja, kad jie bendrai dirbs Lietuvai. Lietuvai. Kas dabar tuokdamasi sako, mes dirbsime Lietuvai, mylimasis, mylimoji. O tuo metu jie galvoja ir rašo taip laiškose, kad mano mylimasis taip pat mąsto ir kad mes mylim Lietuvą ir vardan jos. Ir tada jinai, nes kažkaip atsiranda tas vaikiukas, o čia Vilniuje visa veikla, jei nutrūksta, jinai staiga nėra iš ko tarnaitės samdyti, jinai pati sėdi namuose ir čia atsiranda toks, dvilypumas. Iš vienos pusės jį visą gyvenimą be galo mylės vaikus. Jis sakys, tai mano dievaičiai, tai dėl jūsų aš gyvenu, kartais net koksai savižudybės momentas ateidavo, bet nesakydavo niekada, tai mano vaikai ir aš dėl jų viską padarysiu. Iš vienos pusės, iš kitos pusės jinai daug kur rašo, kad vaikas gimsta, jis tave pririša ir kad ne vyrai mus pririša prie namų, bet vaikai. Ir ta motinystė tokia, tarsi pasidaro tokia kaip tema ir dėja, kodėl dar mano Ona daug kas smerkia, jinai jau nuo pirmojo kūdikio po truputį pradeda vartoti kokainą, jai sunku, jai po abiejų gimdymų jai ištinka depresija, ką mes šiandien žinom, o tuo metu buvo sunku tai suprasti, labai nervinga, labai sunku. Ir Čiurlionienė atėjus išgirsta, kad Ona pavartoja kokainą, o Ona sako, tu nesivaizduoji, kaip man skauda galva ir kaip man sunku yra. Tai čia yra tokia labai prieštaringa tema, labai iki pat gyvenimo pabaigos, iki pat vaikų gyvenimo pabaigos. Ir, kaip sakau, čia jinai, jos dievaičiai, ir jinai prisipažinus, kad aš gal per daug savo vaikus myliu ir jiems aukojosi, o čia begalinis troškimas laisvės, kažką daryti, kažką veikti, pasirodyti. Žodžiu, motinystės tema yra, savotiškai įdomi, bet tokia ir prieštaringa. Nes matot, dar kaip tuo metu ji išteka už Kazio Puidos, kuris yra Vilniaus žinių redaktorius. Ir iš karto neleidžia jai dirbti. Ištekėjusiai moteriai, prieš tai jinai viena tarp vyrų sėdėdavo ir ten ateidavo visi, o vėliau viskas dirbti nebegalima, jinai jau ir kūdikio po to laukėsi, to kūdikio susilaukusi, dar jinai, kai pasaugo kas vaiką, tai dar į chorą nueina, dar šiandien, bet jau daug dirbti negali. Ir taip, ir paskui ir toj Rusijoje labai daug jai, irgi dėl vaikų. Ir galop jau grįžus į Lietuvą, jinai dėl savo suaugusių vaikų turės labai daug kančios ir labai daug išgyvenimų. Aha, šita dalis į pabaigą vis buvo sunkiau ir sunkiau skaityti ir net norėjęs užsimerkti man pačiai kaip vaikų turint, iš tikrųjų, kiek tu paukoji ir niekad nežinai, kaip atsigręš viskas, ar ne? Paminėjau tą žodį feminizmas. Ir čia irgi galima du klausimus gal net aptarti. Tai pirmasis yra tai, kad vėlgi nežinau, kiek jūsų skaitė, bet yra pati Ona Puidienė Pleirytė, jinai
tarsi kreipiasi į mus, 21 amžiaus moteris, ir prašo ir suprasti tuo pačiu, ir palyginti mūsų patirtis su jos, tada tas feminizmo kažkiek jau buvo, jinai kažkiek ragavo to ir užsieniuose ir panašiai, bet vis dėlto galėsit jūs pasakyti tą jos auksinę taisyklę, tokia neva feministinė, kuria jį vadovavosi gyvendama dėl vyro. Tai kaip šičia mums ją suprasti, kaip jinai... Ar jinai bandė prisitaikyti prie to meto normų, ar jinai vis dėlto buvo jau ganėtinai moderni ir ko mes, to 21 amžiaus moteris, galime iš jos pasimokyti? Čia daug jau visko. Na, su to feminizmu tai čia jinai kartais jam ir nepritarė, bet įdomiausia yra tai, kad ji atseit feministė kaip ir, na ne, arši žinoma, bet jo šūkis yra, kad šeima privalo šeimą, tai yra žmona, vaikus ir tarnaitę privalo išlaikyti vyras ir tik vyras ir iki gyvenimo pabaigos ir čia negali būti kitaip. Jinai aišku ten dirba, honorarai, šis tas, ten namuose tvarko, adus, siuva ir taip ir kitus darbus dirba, bet išlaikyti turi vyras ir jisai išties jau ir negyvendamas kiekvieną mėnesį atneša 400 litų, ta tokia kaip ir jai pašalpa ar ką. Ir čia vėlgi yra labai prieštaringi dalykai, kad iš vienos pusės nori tos laisvės ir pyksta ant to vyro, ir nori veiklos, ir labai visą laiką sunku, kad neturi pinigų, jie neturi tų pinigų, na, o kai jau turi, tai nelabai moka ir juos naudoti, bet jinai tiesiog, na, jos tie reikalavimai tokie yra visai nefeministiški. Nors paskui jau jinai, jau vėliau, nepriklausomai Lietuvoje, kai grįžta į Kauną, tai aišku, kažkiek honorarų užsidirba, pati savo ten pensiją pradeda gauti kažkiek, bet vis tiek visą laiką pyksta ant vyro, kad nėra pinigų, o kita vertus, jinai kasmet važiuoja. Tos kelionės ir kokios brangios. Taip. Išlaidimo. Ir jinai, žinote, jau kaip gyvena čia Lietuvoje nuo 2020 metų. Jos tas sveikata iš tikrųjų yra gerokai pašlijus, ypač po dvynukų gimimo. Ir jinai reikalauja, kad jie kiekvienais metais išleistų tai į Prancūziją, tai į Italiją, tai bent jau į Lenkijos pietus, tai dar kur nors. Ir jinai važiuoja, būna 2-3 mėnesius ir na, dar nuvažiuoja daug į Paryžių pas Klimus. Ir kiekvieną metą, na, kartais kas nors jie susirūpina, kai jau jos sveikata prasta, tai Vaižgantas eina pas Smetoną, visi pažįstami, prašo stipendijos tokios, jai pašalpos, na tada paskiria, jinai išvažiuoja gydyti su valstybės kažkokiu, bet dažniausiai turi puidą mokėti. Viena kelionė, kaip jis paskaičiuoja, kainavusi 5000 litų. Dar jinai ten susigalvoja iš geros širdies dar tą kotiką tą vežas gydyti. Jinai kiekvienais metais išvažiuoja. Jinai dar 36 metais mirė, jinai dar buvo ir 31 išvažiavus, ir dar buvo ir 34, žodžiu, jei tas būtinas gydymasis, kaip jinai sakė, tiesiog jinai jį išsireikalaudavo ir kiekvienais metais išvažiuodavo. Čia įspūdinga, turint omeny, kad kartais tai negali žiemą nueiti į spektaklį, nes neturi šiltesnių batų arba palto, o vyras įsiskolinęs siaubingai ir tam pačiam Vaižgantui ir kitiems, bet štai nukeliauti į Italiją 3 mėnesiam ir vežtis dar sūnaus draugą tikrai gali. O tas kreipimasis, Aldona, kodėl nusprendėt, kad vis dėlto, na, turėtų į mus kreiptis? Ai, šitas. Tai tiesiog aš, labai daug paralelių radau. Radau su mūsų gyvenimu. Tai vienas dalykas, kad aš ten, pavyzdžiui, jinai važiuoja į Italiją ir sūnus išmėto pinigus, nesimoko, važiuoja į Italiją, jinai važiuoja pažiūrėti, tai kasgi tam vaikui atsitiko, jo suaugusiam mylimam sūnui. Aš ir klausiu šiuolaikinių moterų, o jūs ką darote po 100 metų, kai jūsų vaikai išvažiuoja į tuos užsienius, kai jie kažkur pradingsta, kai jiem nesiseka, kai aš žinau, kaip viena aktorė važiavo iš po tilto parsivežti sūnų, jokio darbo
nerado. Tiesiog man buvo tokios, atrodė, sąsajos labai gali būti artimos, arba kaip jinai, sakykime, pabėgėlius globoja Čeliabinske, tiek daug dėmesio ir kaip tik rašiau čia karo metu tą knygą, tai tokių dalykų, arba, sakykime, jinai su to vyru ten ir skiriasi, ir gyvena, ir nemyli, ir vėl gyvena, ir kai jau tam vyrui grėsia, kad jį sušaudys, tai tada jinai visiškai nenusiteikus ten kažko labai gero jam, bet jinai vis tiek pameluoja, kad tuo metu vyras buvo Maskvoje, jie lietuviškai susimirksi, pasikalba tam kalėjime ir aš tada klausiu moterų, ką jūs darote po 100 metų, ar jūs savo vyrus taip vaduojate, ar jūs taip galite pameluoti juos žodžiu, tiesiog pateisindamos. Tai daug tokių yra momentų, kada aš galvojau, kad nežinau, kada man atsirado rašant tas noras, pirmas tas klausimas, kad štai, o ką jūs mastote, kaip jūs dabar gyvenate, moterys, mano tokiu laiku prieš 100 metų buvo toks gyvenimas, bet jisai labai panašus gali būti ir jūsų. Yra panašus, bet būdavo man momentų, kur tikrai galvau, viešpatie, Aliona, kodėl tu nesiskiri su tuo savo vyru? Nors jinai ir atsako, ir knygoje tikrai rasim, ir tose dienoraščiuose, kad būdavo tam tikros suvedančios akimirkos, tie kliktelėjimai kažkokie, arba supratimai, kodėl vis dėlto ten, nežinau, jie pamilo pačioj pradžioj vienas kitą, arba vėlgi su tais pačiais vaikais, tas toks įklimpimas, atrodo, gal norėtųsi suimti juos į rankas, toks labai daug kartų galvojau, ką aš daryčiau jos vietoj. Ar jums nebuvo tokių momentų, kur, pavyzdžiui, atrodo, kokia jinai tvirta buvo Čeliabinske, kaip jinai buvo tuo metu šeimos galva, ar ne? Taip, taip. Jos dėka ir tarnaitė, ir vyras, ir vaikai taip išlaikyti, išgyveno. Ir tada, kodėl jinai grįžus į tą Kauną, jinai, nežinau, sugriuvo tarsi, ar ne, tarsi kažkaip pasimetė. Susijimk, labai buvo tokio akimirko, o jum? Na, mane šiandien seniai po vieno pristatymo paklausė, jeigu jūs sutiktumėt Oną gyvą, tai ko jos paklaustumėt? Tai aš pasakiau, kad paklausčiau, kodėl tu Ona taip ilgai nesiskyrė su vyru ir tiek daug kankinaisi. Bet čia, žinot, čiagi vėlgi yra gyvenimas, mes tą galime suvokti, kad ir šiuo metu turbūt ir visais laikais šeima pykstasi, skiriasi, jinai vėl taikosi ir vėl gyvena ir suveda gal vėl ten jau nebe jausmai, o gyvenimo įvykiai ir tada galvoji, jis tavo vaikų tėvas ir vis tiek gelbsti. Taip, man irgi tai buvo, kad kai kurie dalykai galbūt ir nėra labai artimi, bet plačiau pagalvojant, tai kiekvieną tą užkabinimą, kada klausė Ona, o jūsų, tai nebūtinai man asmeniškai tai turėjo tikti, bet pagalvojant apie pasaulį, apie žmonės, tai iš tikrųjų galima to klausti, kaip čia yra po to 100 metų. Jinai tiesiog tarsi Onai įdomu. Matot, aš esu dirbusi daug metų muziejuje ir man prikelti kokį mirusį, tai yra vienas juokas, man 100 metų ar į tą pusę, man viskas laikė yra susimaišę ir aš ten galiu kalbėtis ir kaip parašiau apie Vincą Mykolaitį Putiną, viena literatūros kritikė baisiausiai įsižeidė ir mane iš ko neveikė, kaip aš drįsau kažką Putino vardu kalbėti, o man kažkaip, nežinau, aš tų mirusių nebijau ir man viskas yra gerai, aš galiu su jais kalbėtis ir visiškai man tas patinka. Bet žinoma, ne nesąmonės, bet čia gal truputėlį buvo laisvi buvo tekstai, kai aš klausinėjau, nereikėjo jokiais dokumentais remtis ir jokiom tokiom istorijom. Tai tiesiog buvo toks šį kartą rašymo stilius ir toks turinys, kad tarsi norėjau paklebenti į šiandieninės moters, gali būti ir vyro gyvenimą ir širdį, ar taip, ar kitaip, kaip aš dariau, o ką jūs darote. Ir tada pagalvoju, bet čia dar grįžtant galbūt prie tos šeimos, jeigu jinai būtų, pavyzdžiui, turėjus drąsos išsiskirti, šiais laikais vienišai motinai su 3 vaikais nėra lengva, o kas prieš 100 metų, tada bandau, kaip jūs ir sakot, bandau suprasti tai, kas buvo prieš tą 100 metų ir kokia buvo to Onos situacija. Labai įdomi yra Kazio Puidos ir Onos Pleirytės visa santykių, tokia net plejada, sakyčiau,
vėlgi galvojau, o kas buvo, kodėl ta tokia ryški meilė ir vienas kitam, ir Lietuvai tuo pačiu bendradarbiavimas, kuris išvirto į tokį, nežinau, išlaikymą, priekaištavimą, šantažavimą ir panašiai. Jūs paminėjot, kad Kazys buvo labai erotiškas, tai galima neviniot žodžių į vatą, turėjo ir daugybę kitų moterų ir net ir vėliau į Kauną grįžus sakė, kad net ir antrą šeimą ar ne išlaiko ir taip toliau. Bet nepaisant to, jisai buvo ir labai ir išlaidus, bet to pačiu labai vizionieriškas, ir geras rašytojas, ir vertėjas, bet to pačiu prastas tėvas, nes mažai namuose buvo. Kaip buvo, kaip jūs regėjote tuos jų santykius? Kas labiausiai kišo koją ir nežinau, kodėl jiems nesusiklijavo? Čia negraži tokia frazė, bet kas buvo tas kertinis taškas? Matot, tai va čia ir buvo ta keista pradžia, kad Ona sėdėjo Vilniaus žinių redakcijoje, viena tarp vyrų, priešai sėdėjo gražus jaunas vyras Kazys, baigęs inžinerijos mokslus Vokietijoje, kaip jinai sakė, vienintelis žmogus, su kuriuo galima pasikalbėti. Jie du klaidžiojo po Vilnių, Kazys supažindindavo Oną su visom Vilniaus žymiom vietom. Ir tada ta meilė buvo tokia, jinai kaip ir buvo tokia, kaip ir patriotinė ir kaip ir kažkokia visuomeninė, ne visai asmeninė. Jau, na, tiesiog kartu dirbsime, būsim rašytojų šeima, kartu dirbsime, tarnausime Lietuvai, kursime ir maždaug ne savo gyvensime, o taip patriotiškai. Ir paskui jie išvažiuoja Mintaują ruoštis vestuvėms ir jau jos brolis Kazys atvažiuoja pasirodyti tėvams ir jau jos brolis, jaunesnis, kurį jinai labai mylėjo, sako Karolis. Sako, Ona, tau netinka šitas vyras, kai jis išvažiavo, tu nebusi su juo laiminga. Brolis kažką peržvelgė, Ona nusijokė, nu ką tu, broleli, čia meilė, čia viskas gerai, čia čiurlionieniai giriasi, kaip jie vienas kitą myli. O tada iš tų visuomeninių santykių pasidarė jau asmeniniai. Dėl to, kad, na ką, santuoka, viskas yra ir kūnas, ir dvasia, ir jau gimsta vaikelis. Ir Ona žiūri, kad tas puida, nei jis tą vaikelį pagloboja, panešioja, nei jam rūpi, nei jis atsimena jos gimimo dieną. Galop nuvažiuoja jie į vyro tėviškę, ten jis pasirodo brutalus ir kaip vyras, ir nėra jokių meilių ir jokių tenai pasimylėjimų, viskas yra kažkaip vyriškai tarsi paima tiek, kiek reikia. Ir tada, Ona romantiška, jautri, aišku, ir praktiška buvo, bet ir jinai norėjo visai kitokių tų santykių ir kitokius įsivaizdavo. Ir štai jinai nuvažiuoja su Algirduku, vyriausiu sūnumi Mintaują, ir jinai va tuomet norėtų skirtis. Jau jinai tuomet po keliarių tų metų supranta, kad kur mudu nueisim, kai esame tokie skirtingi. Tada jinai suvokia, kokie jie skirtingi. Bet vėlgi gyvenimo įvykiai, ne jausmai, o įvykiai nulėmė, jie reikia keltis pas vyrą į Šiaulius, Šiauliuose vyras dirba, tada ten vyrui atsitinka visokios ligos, tada jinai parsiveža jį po ligų, globoja, tada jie vėl suartėja visaip, tada gimsta Sigurdas ir Mimoza dvynukai ir tada jau yra 3 vaikai, o tiesa šeimoje, kai jinai kalba, kad gal jai neišvažiuoti, net tas brolis Karolis sako, tu turi vaiką. Ir dabar tu turi jau kitaip gyventi, tau neužtenka taip galvoti vien apie save. O tada jau 3 vaikai ir išvažiuoja į tą Čelebinską ir tam Čelebinskė šeima kaip ir išyra. Jis išvažiuoja į Peterburgą, ten revoliucijos. Bet prieš tai jie buvo labai prasigyvenę, nes kai išvažiavo į Čelebinską, tai Puida dirbo vokiečių kalbos mokytojų, tai to ten neuždirbo, bet jisai lietuvių kareivėlių laiškus cenzūravo, buvo cenzorius. Iš to uždirbo labai daug pinigų ir tada jie pirmą kartą gyvenime turi pinigų, visada neturi. Prisiperka gerų baldų, užsisako, gerų knygų, kailinių, porcelianų, sidabrinių šaukštų. Jie prisiperka, apstato tą nuomojamą butą ir tada, kada Kazys supykęs jau susipyksta ir išvažiuoja, kaip ir skiriasi, tai viskas dar gerai, o paskui ateina raudonieji. Čia vyksta revoliucijos, šis 17 metai. Ir tada reikia pardavinėti, kad negalėtų išlaikyti tuos 3 vaikus. Ir vėlgi, jai nerūpi, jai nesvarbu, tegul ten tam Kaziui darosi, kas tik nori. Ir staiga
ir staiga parašo, kad jisai miršta badu po revoliucijos, nėra visiškai ko valgyti, ir jinai kepa pyragėlius, kažką parduoda, krauna, veža jam į Peterburgą ir galvoja, nuvešiu, o paskui tegul miršta, man nerūpi. Ir staiga tenai randa Unę Babickaitę, kad jos Puida priėmęs gyventi jauną gražuolę aktorę Unę Babickaitę. Aš nemanau, kad ten romanas. Ir staiga Ona pajunta, jinai pradeda klykti, rėkti, šaukti. Tu išdavikė, tu ten visoks toks. O tai ko tu šauki, Ona, jeigu tu jau nebemyli ir jeigu tu gelbsti tą vyrą tik kaip vaikų tėvą. Ir pasidaro baisiausias riksmas ir jinai pati galvoja, tai gal aš myliu dar tą žmogų. Kodėl aš taip staiga pavydžiu tai jaunai moteriai, kad jinai čia gyvena. Ir vėl išvažiuoja, tada gauna iš kitos vietos telegramas, kad Jekaterinburge jau jį tuoj sušaudys, jis visas surakintas, tas Puida, blaškosi ten po Rusiją. Ir jeigu Ona, kuri pažįsta čekus, kurių tenai tuo metu yra daug, net važiuos, jį sušaudys. Jinai vėl važiuoja ir galvoja, vaikų tėvas. Jinai vėl važiuoja į tą Jekaterinburgą. Vėl čekai išgelbsti jį. Vėl jinai parsiveža jį, turi tokį draugą, čeką Ona. Važiuoja traukinį, iš vienos pusės čekas laiko ranką jos, o iš kitos Puida. Ir taip traukinį ant grindų visi taip nukryžiuota parvažiuoja. Reiškia, ne jos jausmai, o įvykiai. Ir tada jis jau miršta badu, ir tada jis sušaudys, o tada, kada jau važiuoja visi 9 mėnesius traukinio iš Čeliabinsko per Rusiją į Maskvą, na tai kurgi tu dėsiesi vienam vagonėlyje, visi grįžinėja į Lietuvą. Tai, žodžiu, labai nulėmė viską gyvenimo įvykiai ir tas galvojimas Onos toksai šiuo atveju sąžiningas, kad jis yra vaikų tėvas. Ir kad, jinai ten, kaip ten jai pavykdavo išlaikyti Čeliabinskį, jinai dirbo toj dūmoj, gaudavo algą, jinai pardavinėjo tuos daiktus brangius, žodžiu, tai kažkaip vertėsi. Bet sakau, daugelį kartų, paskui jau čia Kaune jinai grįžo, grįžo jinai 3 mėnesius gydžiusis Prancūzijoje, ir sužino 28 metais, ir Vaižgantas rašo, kad Puida išlaiko antrą šeimą, sužino apie labai artimą draugę, ir tada jinai vėl skiriasi. Ir jį varo išeiti ir atvažiuoja brolis kunigas, juos sutaiko, juos palaimina, vėl prikalbina, vėl gyventi toliau. Na, va taip ir malasi, ir tada tas visą laiką širdyje, ir tada daug to nerimo, ir tada daug tų ligų, ir tada galbūt tyčia jinai reikalauja iš to vyro ir tų kelionių, kaip tam tikro tokio, žodžiu, ta santuoka iš tos meilės ir bendro darbo Lietuvai, jinai pasidaro ir fizinė, ir buitinė, ir kokia tik nori. Ir tada, matai, idėjomis ne viena šeima nenugyvens. O jie buvo būdų jauni, pilni idėjų, galvojo, kad taip ir nugyvens. O pasirodė, kad gyvenimas visai kitoks. Tik noriu pastebėti, kad čia ne Aldonos sugalvota istorija, tiesiog egzistuojanti reali, aš skaičiau ir aš negalėjau patikėti, kad tai, bet jūs tokią mini santrauką čia kokių, tikrai ne visą gyvenimą sudėliojat ir tai kiek visko daug. Bet jie du kaip kūrėjai, pavyzdžiui, aš galvojau, kad viena vertus ir tokia konkurencija turėtų būti, arba turėjo būti tarp jų, nes jis vis tiek ir labiau išleistas, ir labiau vertinamas, ir daugiau veiklos turėjo. Kita vertus, kuomet jis turėjo ten tų milijoną savo visokių leidyklų, kurios viena po kitos bankrutuodavo, jis jai padėjo, jis jai išleido, ar ne? Tai kaip jūs šitą dalį regite, ar labiau kaip konkurencija, ar pagalba vieni kitiem, ir kodėl visgi Kazys Puida yra išleistas šiais laikais, o Onos Puidienės Vaidilutės mes neturime? Na, dėl tų knygų vėlgi čia, žinokite, viskas yra susimazgę, susiraizgę. Puida, kai jį išgelbėjo, jisai tikrai žinojo, kad jį būtų sušaudę tie tada baltagvardiečiai. Ir kai jį vieną kartą Joną išgelbėjo, kitą kartą jis pradėjo ją vadinti drauge, mano bendrakeleivė, mano draugė. Ir kada Ona jau tą 1921 metais pirmą knygelę leido Gyvenimo akordai apsakymus, jis pasirūpino,
leido, jis turėjo tų leidyklų, tada jos tėviškės romano pirmą dalį išleido, vėlgi kaip padėką už jos tą tokią gelbėjimą ir bičiulystę. O konkurencija buvo, taip, Ona labai pergyveno, kad jinai štai turi užsiimti buitim, vaikais, o Puida labai daug dirbo, jis be galo daug vertė. Jis rašė tas visokias dramas, jisai parašė tą romaną Magnus Dux, jisai yra, taip, romanas yra išleistas, Puida labiau žinomas. Ir konkurencija ta buvo, Puida susidarė 7 ar kiek ten knygų jau išleidęs, buvo Amerikoje daug jo išleido, susidarė tokius kaip raštus leisęs, Onai buvo labai skaudu, jinai irgi susirašė, kad ar 5 ar kiek ten tas knygas išleis, labai norėjo ir kaip išleido tą pirmą knygą ir kaip antrą, vėliau, kada rauda siela, ir kaip jinai rašo, kaip džiaugiasi jų vaikai, kad ir mama rašytoja. Bet kad būtų Puida kada nors šiaip apie kūrybą, ką nors, Ona tai taip vertindavo, kad jis labai daug dirba. Bet jie vienas kito kūrybos nežinau, tik tai, kai jau ta plagiatas tas atsirado, tai tada labai Puida pyko. Tai čia tas išleidimas knygų buvo toks kaip Puidos, kaip net savotiško širdies gerumo, kaip atlygis jai už pagalbą jam sunkiais momentais ir žodžiu, bet jinai neturėjo galimybės daug kurti, nes kartais nei kampelio nebūdavo kur atsisėsti, nors tėviškės romano antrą dalį, tėviškės romaną tai labai smagiai įvertino Maironis, labai pasidžiaugė, padėkojo, padovanojo savo pavasario balsus jai ir jinai antrą dalį romano rašė visai jau sirgdama, gyvendama viešbučiuose arba nuvažiavus į vyrų tėviškę išėtijus. Jis rašė, diktavo sūnui Sigurdui, kadangi Algirdas sėdėjo kalėjime. Tai tas užrašydavo. Žodžiu, jai tai buvo svarbu, ją dar kūryba nešė, kažkaip suteikdavo jėgų, vienintelis dalykas, bet kadangi pirmoji tėviškės dalis buvo labai išpeikta, ten Sruoga ypatingai išpeikė, tai anais laikais, jeigu pirmą dalį išpeikė, tai jau ir antros niekas neleis, nes neapsimoka leidėjams. Na ir jinai rašė laiškuose, kad neduok Dieve dabar parašyti knygą, tai gali dar, bet kas ją išleis, nėra kam išleisti. Na ir tik tai po jos mirties tais metais išleido. Tai vyras jau paskui nesirūpino jos leidybą, išleidavo porą knygų ir tiek. Ir kai jinai jau paprašė ten tie gyvenimo, kai paprašė dar vieną knygą išleisti, tai jau jisai pasakė, ne mano čia reikalai ir aš audrom siaučiant tą paskutinį ir tu jau rūpinkis pati, kaip jau čia tau išeina. Tai va, nes jis paskui jau negyveno kartu, jis išėjo gyventi, dirbo Spindulio spaustuvėje, Spindulys turėjo butų, jisai išėjo gyventi į tą Spindulį ir tada jau nebeturėjo ir buto, jinai gyvendavo tai viešbutyje, kai traukiau pinigų, tai šėtijose vis tiek pas vyro tėvus, tai dar kur nors, nes neturėjau už ką jau samdytis, gaudavau tos 400 litų iš vyro, bet tai neužteko, nes vaikai abudu nedirbo, Mimoza jau buvo išvažiavusi į Izraelį, bet vaikai nedirbo, abudu sūnus ir jai tekdavo išlaikyti. Tėvas beje, atsiprašau, tėvas atėjo beje toks laikas, kada tėvas atsižadėjo abiejų sūnų, dėl to, kad suteršė pavardę ir visiškai jais nesirūpino. Taip, šitą liūdnoji dalis, sakau, čia labai kuo į pabaigą, tuos skaudžiau širdį. Turime laiko vienam kitam klausimui iš auditorijos. Ar kas nors turėtų, nes jeigu ne, aš puiku, rėkit iš vietos. Ne naujadaras, tai Onos daugybę kartų vartotas žodis, vienatvės sinonimas. Vienatybė, pilkuma, vienatybė. Ir apie Čiurlionį jinai kalbėdama sako, kad jis būdavo vienatybėje. Tai taip, yra lietuvių žodyne, bet ta vienatybė tai yra taip ne tik vienatvė, bet pavyzdžiui, dabar mus visus galima čia pavadinti vienatybėje esame. Nu dar tokia ir... Vieningumas toks, ar ne? Čia išsirašiau irgi. Bet šiaip vienatybė jos, jinai niekur nerašė vienatvė, ji visur vienatybė. Tai mes čia su leidykla truputį ir diskutavome, kad ar čia tas žodis geras, bet, nu tai, sakom, prikelkim ir patį žodį. Turim dar klausimų? Aš turiu tada dar vieną klausimą, išsirašiau vėlgi citatą.
apie dabar tokias mažosios istorijos dabar yra labai, kaip pasakyti, ne ant bangos, bet ir kine, ir literatūroje, tokios ne epai, ne herojai, o vieno paprasto žmogaus gyvenimas ir žvelgiant į Onos gyvenimą, ji taip norėjo įsirašyti, ji taip norėjo palikti pėdsaką ateičiai, net citatą tokią išsirašiau. Gyvendami įsivaizduojame, kad verčiame kalnus, esame patys savo svarbus arba atvirkščiai, kankina savigrauža, kad nesu garsus istorijoje, neišliksiu, tai kokia mano gyvenimo prasmė. Ir jinai bijojo, kad neišliks, jinai bijojo, kad nieko neliks ir tas dienoraštis galbūt buvo kažkokia bandymas įsiprasminti ir tos knygos bandymas įsiprasminti, bet tos knygos mūsų nepasiekė. Aš asmeniškai nieko nebuvau girdėjusi apie ją ir jos pavardę ir visą tokią įspūdingą gyvenimo istoriją. Aldona, jaučiatės įvykdžiusi šią misiją? Atkūrus, nežinau, prikėlusi iš jos vardą vėl kažkaip įrašiusi į mūsų tą literatūrinį ir istorijos gyvenimą. Tai taip, aš ir juokauju, kad tai yra edukacinė knyga, edukacinis projektas, kada gražini kažką išties į istoriją. Tiesiog verta ją gražinti, nes daug labai tų sąsajų yra, bet būtų smagu, kad ir knygelę prozos jos išleistų, surinktų tuos stipriausius jos kūrinėlius, gal ir tėviškės knyga, romanas visai būtų buvęs geras, šalia Šatrijos raganos, šalia Petkevičaitės, šalia kitų. Bet kadangi abu vaikus sušaudė 41 metais sūnus žydai, atsiprašau, su žydais kartu vokiečiai, o dukra išvažiavo į Izraelį ir ten nusižudė, ištekėjo, iš 3 vaikų neliko nei vieno, o dažnai būna taip, kad vis tik tai ir į tą literatūrinį pasaulį tai artimieji paragina, su kažkuo tarėsi, pasirūpina, prašo. Ir čia visiškai nebuvo kam ir va taip liko ir tikrai niekas negalite paskaityti jos kūrybos, reikia tada į spec fondus, į bibliotekas ir aš pati. Taip, netgi ne visos knygelės buvo Maironio muziejuje, važiavau į Vilnių jų skaityti. Tai aš jaučiuosi Oną sugražinusi, va taip, va, aprašydama jos gyvenimą, besikalbant su kitom moterim ir jos tuos darbelius, ir jos knygas, ir jos prieštaravimus, ir jos tą galbūt savotišką meilę žmonėms ir rūpinimąsi. Tai, na taip, mano sesuo, atsiprašau, jau baigėm, bet mano sesuo važinėja į Petrašiūnų kapines labai dažnai. Ir jinai man sako, iš pradžių, kai pasakė, žinai, sutvarkiau ir tavo draugės Onos kapą. Aš galvoju, kokia mano draugė Petrašiūnuose palaidota. Sakau, kokios draugės? Nu, tos Puidienės, sako. Tai dabar jau jinai eidama visada tenai. Ir aš pati jau tą kapelį tvarkau, nes niekas jo netvarko, kadangi nėra tiesiog kam visiškai. Tai, na tai va, tai taip jaučiuosi. Ar iškapstyti dar labai greitai? Planuose dar kažką iškapstysit? Nekapstau dabar nekapstau, tiesiog ilsiuosi. Taip, tai sako, kad... Aš suprantu, ne apie Oną, bet kol kas, žinokite, taip, savo gyvenu. Tai kol kas leiskime Aldonai pristatyti knygą Keliaut po Lietuvą ir mus pažindinti ir edukuoti. Labai dėkoju šią asmenybę ir labai įdomią istoriją. Kviečiu ir jums paplokite Aldonai Ruseckaitai už tokį gražų ir vertingą darbą. Ir primenu, kad kalbėjomės apie romaną Vienybė ir visi parašai. Aš pasakiau Vienybė. O Jėzau, Vienatybė. Ir visi, kurie nori pasikalbėti arba gauti parašus ar nusišypsoti autoriai, kviečiu keliauti prie Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos stendo. Mes užleidžiam vietą kitam renginiui. Gražios dienos jums knygų mugėje. Iki. Ačiū.